prabėkim visus metus ir pasižiūrėkim visus augalus trumpai, ką prabėgom ir kokios man kilo sąsajos su mano kelionė, kaip ir tų paskaitų metu truputėlį minėjau, kad šie metai man buvo tokie vaikystės traumų sprendimo, per tas traumas visokių santykių sprendimo ir mokymosi, kaip iš tikrųjų tuose santykiuose neprarasti savęs metai. Turbūt taip labai trumpai įvardinus, aišku, tai yra labai nieko nepasakantis sakiniai, nes tų patyrimų buvo labai daug ir įvairiausių, bet šie metai jau praeitų metų pabaiga ir šie metai man buvo labai apie vaikystės traumas, apie tas traumas, kurios yra giliai pasąmoniai, net nesuvoktos, kurios sąlygoja įvairiausius elgesio modelius, kurių net nesupranti, kodėl elgiesi. Bet ateina metas, kai pradedi matyti, kad kažkas ne taip ar ne. Čia arba, pavyzdžiui, jeigu atsibosta ar ne, ta pati besikartojanti situacija visą gyvenimą ir vis jinai kartojasi ir nesupranti dėl ko, ar ne. Tai va šitie metai buvo daug tokių atradimų, kas ir kodėl vyksta, kodėl aš renkuosi vienus ar kitus dalykus ir kaip tai yra susijęs su mano pasirinktais išgyvenimais vaikystėje. Taigi pirmas augalas, kurį mes nagrinėjom, kaip jau minėjau, buvo kietis, ar ne, kuris iš tikrųjų padeda atkurti tą sužeistą prigimtį. Tai vat, kai aš iš tikrųjų peržiūrėjau šitą, tai man net, žinokit, visas kūnas eina pagaugais, kaip stipriai kiekvienas augalas prisidėjo prie mano šito kelio, kaip stipriai kiekvienas augalas lydėjo ir padėjo kiekvienam etape įveikti kažkokius tai sunkumus, palaikė, padėjo suprasti, ar ne, nes kietis yra žmogui, kuris yra protingas, su daug minčių ir super jautrus, ar ne, tai, tai visiškai apie mane. Ir dažnai žmonės, kurie tokie yra vaikystėje, kaip ir aš, ypatingai jautrų žmonės, kurių sensorika labai jautri, gali būti net ekstrasensorika labai išvystyta, bet labai sunku išlaikyti kojas ant žemės, ar ne, trūksta įsižeminimo. Viskas sukyla į viršų, kadangi mūsų visuomenė mūsų ugdo ir tėvai, ir mokyklos, ir visa visuomenė mūsų yra pakreipta gyvenimų prote, ar ne, tai kaip ir visi, aš irgi labai užkilus į protą ir iš to proto išeiti yra labai sudėtinga. Ir būtent kietis ir yra ir tas augalas, ar ne, kuris gali padėti sujungti, ar ne, dangų su žeme arba protą su kojomis, pastatyti šiek tiek pradėti leistis į apačią, ar ne, yra daugiau žeminančių augalų, bet būtent tiem žmonėm, kurių, sakykime, ekstrasensorika arba ne, tiesiog sensorika, jautrumas padidintas, tai kietis yra tas augalas, kuris, bet šitie žmonės dažniausiai turi daug problemų bendraudami su savo aplinka, su santykiais, su išoriniu pasauliu, su socialiniu aspektu, ar ne, su socialiniais centrais blokuotais dažnai būna vien dėl to savo jautrumo ir nežinojimo, kaip tą visą sunkumą, tas visas tą agresiją, tas sunkes vibracijas ir energijas, ką su jom daryti, ar ne, kaip per save praleisti, kad jos neliktų. Ir tos visos, tie visi patyrimai vaikystės, tos traumos, jos ilgainiui arba žmogus užsidaro ir patampa nejautrus, visiškai eina į nejautrą, užblokuoja savo jautrumą, kad nejaustų ir nekentėtų nuolatos, nes kiekvienas santykis ir kiekvienas išėjimas yra kančia, jeigu gyvena negatyvioje aplinkoje. O jeigu yra tokia pusėtina aplinka, tai tada išmoksta kitaip psichika susitvarkyti ir apeiti kai kuriuos dalykus. Tai, žodžiu, čia tokie labai įdomus aparatai veikia mumyse. Tai pradėjom nuo kiečio, o po to ėjom į ajerą. Tai kietis, ar ne, iš galvos leidžia žemyn ir žiūrėkit, kaip vyksta ajeras ir atsakingas už gerklę, už komunikaciją, už balsą.
ir nusileidom iš galvos į antrą čakrą. Nežinau, kodėl tai pasirinkau ir viskas va tiesiog intuityviai. Ir ajeras yra apie išraišką, suvokimą, išryškina pažinimą, ar ne, žodžio galią sustiprina, bendravimo mokytojas. Tiems, kuriems vaikystėje sakydavo užsičiaupk, ar ne, kurie užsiblokavę nuo vaikystės, kuriem nebuvo leista save išreikšti ir jų nuomonės niekada nebuvo paisoma. Ne? Tai vat, ajeras yra tokiem žmonėm. Man asmeniškai ajeras ir buvo atėjęs tuo metu, kai man reikėjo pradėti kalbėti tomis temomis, kuriamis niekada nenorėjau kalbėti, o tos temos tai yra kaip išlaikyti savo ribas, ar ne, apginti save. Apginti save kasdienėse situacijose, išlaikyti savo ribą ir pasakyti ne. Pasakyti žodį ne, tada, kada jį reikia pasakyti. Tai vat ajeras tikrai stiprus šitoj vietoj. Ir didelė pagalba. Ir paskui kalbėjom apie gudobelę, kuri taip pat leidžia, padeda iš proto patekti jau į širdį. Ir žiūrėkit, tai einam iš tos vietos į dar sekančią, į širdį. Ar ne, vat iš gerklės, iš žodžio, iš kalbos perinam į širdį. Ir gudobelė padeda senų širdies žaizdų gydymui, yra senų širdies žaizdų gydytoja. Tai va tos senos širdies žaizdos, tai yra tos visos protėvių, vaikystės, praeitų gyvenimų širdies žaizdos gali būti. Tai vat gudobelė yra labai stipri mokytoja ir gydytoja šitoj vietoje. Ir man jinai tokia motina, žinai, va tokia tiem žmonėm, kurie motinos tokios motiniškos meilės neturėjo, tai labai tokia gali būti motina gudobelė. Galima atrasti joje tikrai labai daug atramos. Po to kalbėjome apie balzaminę tuopą. Ir jinai jau yra apie pasitikėjimo auginimą, apie stabilizavimą, apie dvasinės stiprybės gavimą. Balzaminė tuopa yra dvasinės stiprybės gavimą, ar ne? Tai vat jau iš širdies einam tokį dvasingumą, ar ne, tokias stiprybės paieškas iš vidaus, ne iš išorės, nebeieškom, kas mūsų stiprintų iš išorės, o ieškom, kaip būti stipriem ir išlaikyti savo stuburą patiems, ar ne, iš tos dvasinės stiprybės ir kaip apčiuopti ir naudoti savo galias. Na, o po to kalbėjom apie našlaitę, gegužės mėnesį, ir jinai yra apie emocijas, apie mūsų saulės centrą, ne, apie saulės centre gyvenančias emocijas, dar leidžiame žemiau emocinės traumas, jinai ištirpdo, jinai su savo drėkinimu tarsi sudrėkina ir leidžia sustingusiam visokiam pykčiam, neapykantom, nepasitenkinimam, nusivylimam suminkštėti, išsilaisvinti ir išeiti. Našlaitė irgi labai padeda sušvelninti socialinius blokus, įvairiausius emocinius blokus padeda paleisti. Na ir įvairios baimės, vėlgi, kas liečia emocijas ar ne, tai našlaitė irgi labai naudinga ir tokia, na man jinai tokia, žinot, pagalba truputėlį daugiau to lankstumo, to vandens, ar ne, savyje atrasti to tokio tekėjimo daugiau, ar ne, našlaitė. Na, o po to dobilas atėjo, ar ne, toksai gražuolis, o jisai padeda išlaisvinti tas emocijas, ar ne, žiūrėkit, našlaitė sudrėkina, jinai tarsi padeda suminkštinti viską, o dobilas jau jisai išvalo ir išlaisvina, ne? Jisai labai giliai veikia emocinį kūną, įneša daug šviesos, daug tokios atramos ir dobilas toksai, na toks brolis, žinot, man tai toks brolis, kuris padeda išsilaisvinti iš tų visų blokų. O po to ateina rūgštynė, kuri apskritai visą energiją per visą kūną paleidžia
ir leidžia žmogui pradėti jau iš galvos, ane, ir aš jau pradedu jausti savo kūną, ne, galiu po truputėlį pradėti gyventi visų kūnų, ne tik tai galva, o labiausiai išsilaisvina širdies energija. Su rūgštynė ir rūgštynė tokia, man jinai tokia jau labiau į žemiškumą, ne, jau daug daugiau žemės joje negu kad visuose kituose augaluose, jau artėjom prie to norimo įsižeminimo ir visoko susibalansavimo po truputėlį iš tų visų traumų, iš tų visų patirčių. Na ir po to kalbėjom apie ramunėlę, kuri tarsi tokia vaikiškas augalas, bet kartu labai stiprus, tokio amžiaus vaikams, ar ne? Bet man ramunėlė buvo labai apie to vidinio vaiko gydymą, apie to vidinio vaiko paguodimą, ne? Nes vaikystės tos traumos jos ir yra apie sužeistą vidinį vaiką. Tai vat tą vidinį vaiką savo paguosti ir dar ir dabar ir visą laiką man padeda pasidarai, kai jaučiu, kad tas vidinis vaikas nori būti išgirstas, kartais iššoka ir pati nustembu ir galvoju, kaip aš taip vaikiškai sureagavau, ypatingai su savo vaikais, būna įsijungia ir kartais visiškai vaikiška reakcija, nesąmoningai šoka. Tai va tada atsisėdu su ramunėlės arbata ir galvoju, tai dabar reikia savo vaikui duoti dėmesio, kad toliau galėčiau būti mama, o ne vaikas savo vaikams. Ir visokiose situacijose, kad nešokinėtų tas mažasis vidinis vaikas nevaldomai iš vidaus reikalaudamas dėmesio, ar ne? Tai vat sugydyti tą vidinį vaiką, kad jis integruotųsi į tą dabartinį aš, ar ne? O po to kalbėjom apie ežiuolę, kuri yra apie asmeninių ribų atstatymą, apie imunitetą, ar ne, apie tą emocinį imunitetą, apie fizinį imunitetą, apie savo ribas, ar ne, apie jų pažinimą, apie išmokimą jas laikyti iš pradžio, o po to jau plėsti, ar ne, ir vat ežiuolė jau yra apie tokį tvirtumą, ar ne, aš jau kažkaip jau jaučiau, kad jau žinot, tas emocinis fonas, toksai, tos švytuoklės ir svyruoklės, stiprios emocinės, nuo aukštų iki žemų vibracijų jau slopsta, jau jos tokios balansuojasi lygėja ir vat ežiuolė ir buvo apie tai, kad dabar jau laikas suprasti, o kasgi aš, kur čia tos mano ribos, ar ne, ir kaip jas išlaikyti. Ir po to kalbėjom apie šeivamedį, kuris jau yra apie savivertę. Nes kai vat sprendis ir gyveni va tuose visos išgyvenimuose, vaikystės ir visokiose traumose, tai aišku, ta savivertė dažnai būna tokia palei žemę ir jos būna mažai, mes ją visaip kaip kompensuojam, tie kompensaciniai mechanizmai dažnai būna pertekliniai ir nereikalingi, tai vat šeivamedis yra man mokytojas kaip iš ateities aš perspektyvos, ane, kad leidžia ir įgalina pasižiūrėti, koksgi aš iš tikrųjų esu, kokia aš noriu būti, kokia ta mano perspektyva, ar ne, ir ramiai suvokti, kokia čia ta mano vertė, ar ne, kad ta mano vertė yra didžiulė ir kiekvieno žmogaus jinai nėra didesnė nei kitų žmonių, bet jinai yra didžiulė vien dėl to, kad egzistuoju ir vien dėl to, kad esu. Tai va šeivamedis, savivertė, ar ne, ir jau galų gale praeitą mėnesį kalbėjom apie izopą ir vėl grįžtam tarsi į baimės ir panikas, bet jos eina per įsižeminimo trūkumą. Ir mes jau einam prie žemės, ne visą apčiuopčiau žemės ir Valerijonas visai mus įžemina, ar ne? Tai bet žiūrėkit, kaip mes nuėjom nuo čia, nuo viršaus į žemę, ar ne? Man tai buvo toks wow momentas, kai aš pasižiūrėjau visus šitos augalus ir izopas yra iš tamsos į šviesą, iš kūnos ir sielos skausmo, ar ne? Integracija į kūną. Tai vat visi tie pergyvenimai, visi tie metų, to viso laikotarpio patirtis, va tarsi integruojasi, ar ne?
per izopą integravosi ir dabar per valerijoną tarsi aš atiduodu viską žemei. Ir žemė jau tada sutvarkys, perdarys viską ir tada per kitus augalus jau, ar ne, ateis visai kita forma. Žemė labai keičia energiją, transformuoja, galima į žemę nuleisti viską ir jinai transformuoja ir atiduoda mums tik tai, ko mums reikia. Per kitus augalus, per apskritai savo energiją. Ir man dabar labai didelis atradimas yra tas vaikščiojimas basomis, net kai ir labai šalta ir atrodo dega tie padai, bet tas žemės vien sąlytis su žeme yra gydantis, ar ne? Ir va tas sąlytis su augalais, na, nėra pas mane tiek žodžių ir nėra tiek galimybės net išsakyti, ką reiškia augalai man ir visiems ir kokia tai yra žemės dovana mums ir ką kiekvienas gali mums duoti, neskaitant tų nedaugelio dalykų, kuriuos aš čia surenku į tas monografijas. Tos monografijos yra labai nedaug to, ką iš tikrųjų augalai mums duoda, ko mes net nesuvokiam. Tai va, mano tokia trumpai apibrėža visų šitų metų, su dideliu dėkingumu visiems augalams, su dideliu dėkingumu jums,